Start. Nu, biškį buvau prisėdęs. Nu, ne biškį prisėdęs, o biškį buvau atitrūkęs nuo visų tų dokumentų. Šiaip, nebe naktim žiūrinėjau, bet žiūrinėjau dieną. Bet kadangi gavos taip, kad tenki pačią savo asmeninius darbus daryti, tai nebesėdžiu taip smarkiai prie tų dokumentų, nes buvo didelis pervargimas. Katras baigęs ne kom kitom, o realiai užmigimų už vairo ir avarija. Bet vis gerai. Kai sakant, pasidariau daug išvadų, pats savo, su žmona šnekėjom ir visą kitą. Karočiui, vis normaliai. Tik sudaužiau mašiną. Bet čia, kai sakant, tik tokias jau tokelės. Dabar sėdžiu 9:30, 10 valandą jau grįžtai einu miegoti, anksčiau netgi einu, tai prieš tai taip pat matėte į 2, į 3, į 5, į 7, net neidavau miegoti, sėdėdavau, skaitydavau tos užšiktus teisės aktus. Tai va, suvedus į tokį puslapį, čia nes kurį laiką aš buvau padaręs užklausimus Lietuvos Respublikos Seimą. Aš dabar čia, kai sakant, parodysiu jums. Čia. Tiesiog tuoj parodysiu. Tai jo, atsidariau aš savo visus tuos. Ten, kur buvau, jums parodžiau. Ta žmogus šits pat net neegzistuoja, o tas Ignacijus Krivzans net neegzistuojantis yra. Nes, elektroninis paštas, vėlia kiek, tavarsme, susikurt kiek tik nori. Ten nei pasų niek nereikia. Bet matom, kad eina link tuo, kad net iš ankstinio mokėjimo kortelės ant ežero, kokis ten buvo padaryta, aš net neatsimenu, gal ant teledų pildyk, bet kai čia eina link tuo, kaip pas Lukašenka Baltarusijai, kad net iš ankstinio mokėjimo kortelės turi būti patvirtintas tipo su pasu arba kortelė perkam, karočiui priregistruoti. Tai ten, kur aš buvau gavęs Adamkaus tipo tuo visus, aš čia atsakydami į jūsų 25 metų sausio 28 dienos prašymus siunčiame Lietuvos Respublikos piliečio paso nuostatų 91 metų Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymų, Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymų patvirtintos kopijas. 91, 2002. Ir va. Ir kai sakant, pasižiūrėjau Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos, čia ta pati sąsaja ten, dėl to Valdo Adamkaus ir visą kitą. Mes turim du parašiukus Vytautą Landsbergį. Čia tas I766 tarims dėl visų tų, kai sakant, čia eina. Čia nežinau, ką AK reiškia. Lietuvos Respublikos pilietybės, toks pilietybės, tai čia, nežinau, jūs pats pasakykit, čia normaliai, ta prasme, vienaip užrašyta, matos, kad skirias, ta prasme, tie realiai. Kažkoks įdomus, čia toks vaizdas, kad tas lyg tai skanuots tekstas, tas toks vaizdas, kad čia kaip perrašyts, kažkaip fuflaižnai, padėlinai, man atrodo. Vienu žodžiu, čia pilietybės tas įstatymas.
nes tai ir susiję su visu tuo, kuo aš ten gilinu. Nenori eilinis iki man, kad aš parodyčiau visą tuo. Stringo pastoji tai, nes man paiša tipo ten prie tėvų, kad Lietuvos Respublikos pilietybę įgyjau, Lietuvos Respublikos pilietybę įgyjau kartu su tuo klausimais taikymas. Pavyzdžiui, čia raktinis ir Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartis nustato kitokias taisyklės negu šis įstatymas, taikomos tarptautinės taisyklės. Tai taisyklė paprastai, kad kiekvienas turi teisę į pilietybę, bet ne prievolę. Taip kad čia aišku žodžiai vyriausybė, visa kita, Valds Adamkus pasirašė, uždėjo štampą, čia Paulaus uždėjo visus tuos. Bet kas man krita į akis? Čia Vytautas Landsbergis. Kas man krita į akis? Čia su Anatolijų pasijuokiam. Tai vat ir pridedamas F2. Pridedama F2, F2, F2. Nežinau, ką reiškia F2, bet esu dar užklausimų papildomai padaręs. Bet man iš karto toksai buvo bairis, kai aš pagalvojau, ką gali reikšti F2. F2 kodas. Tiesiog tūpai. Bam. Čia ir sveikatos tarptautinės psichikos sveikatos ir elgesio sutrikimų klasifikacija. Tai žiūrim, ką reiškia F2. Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai. Žiūrim. Organinius ir simptominius, ką reiškia F2. Kaip yra atitikmuo, ne F2, vat yra čia nais. F2. Demencija, serganti kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur. Demencija, ne dėl Alzheimerio ligos ar smegenų kraujagyslių pažeidimo. Ji gali prasidėti bet kuriame amžiuje, nors rečiau seniems žmonėms. Bet kokiam amžiui. Tikėk laisvę ir pasireiš demencija. Demencija, sergant piko liga. Progresuojanti demencija, kuri prasideda vidutinėme amžiuje ir pasireiškia lėtai progresuojančiais asmenybės ir socialinės adaptacijos pakitimais, lydimais žemėjančių intelektų, blogėjančia atmintimi ir kalba kartu su apatija, euforija ir retkarčiais ekstrapiramidinė simptomatika. Tai va tokie. Nežinau, kas tas G31. Čia, nežinau, kur eis. Bet ne tame. Ne apie demenciją, tada ten kažką, bet atsiunč kažkokią tai demenciją. F0 atsakymus, tą F2. Tikėkit, kad tai ir įstatėms, jūs privalo to laikytis. Sakau, klausims, kai sakant, palyginimui, kam čia tie Gediminaičio stulpai, tarsime, iš kur čia toksai. Ir turėdams įtarimą kažkokį tai, ne kažkokį, bet turėdams tokį įdomų įtarimą, ko aš padariau. Aš padariau tokį bairį. Tai šiandien sėdėjau, Marius man čia kai skambina, tai realiai čia tas sausio 28 dieną, kur buvo padaryti. Sausio 28 dieną, kur buvo padaryti tie užklausimai. Ir toliau, šiandien vasario 2 dieną. Ne, jau nebe vasario 2 dieną. Vasario 2 dieną vakar prisėdau 2 laiškus išsiunčiau.
dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Tarptautinės migracijos organizacijos konstituciją, nes kas buvo, ką aš norėjau jums tiesiog parodyti, net neaiškins, net jau po barabanu visiškai. Ta prasme, nėra visiškai po barabanu, vis toliau darysiu, dar ten kažką kiek paslinksiu, bet nes jeigu šičia į paiešką įvesti konstituciją žodį, tai jums išmestų ir čianais dar reikėtų šone. Čia kur aš žiūrėjau. Ir suvedė čia koncija žodžiai pavadinime ir rūšis, va čia va, pagal rūšis, darbų, navigatoriai, visą kitą. Rūšis, pasirenkat žodį konstituciją. Tai va išmetė, žiūriu, 3 konstitucijas Lietuvai, galiojančias, galiojantį pakeitimai projektai. Tai aš susirandu. Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos konstitucija priimta 45 metais. Paskui Lietuvos Respublikos konstitucija, čia jau konvencija, bet esmė ir šičia kokias yra konstitucijas. Lietuvos Respublikos konstitucija, Tarptautinės migracijos organizacijos konstitucija. Tai į ką jūs manot? Aš čia pradėjau žiūrėti, susiję dokumentai, nežinau, kad tarptautinės sutartis, tada ten kažkas turėtų būti ratifikuojamas, automatiškai susivedžiau tą, pradėjau ieškoti. Ir ką aš padariau, aš aišku, Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Tarptautinės migracijos organizacijos konstitucijos ratifikavimo, atsiųskite. Atsiųskite skanuotą dokumentą su patvirtinimu, jo kopija identiška originalui. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Tarptautinės migracijos organizacijos konstitucijos ratifikavimo. Nurodau numerį, nurodau įstaigos suteiktą numerį. Registravimo duomenys įsigalioja, kada 99 metais. Tai ir siuntinėjau šiandien nemažai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 laiškų išsiunčiau šiandien. 20 laiškų išsiunčiau. Tai žiūrėsiu, per kiek laiko atsakys, dar kol kas negavau atsakymų. O kodėl aš tai darau? O darau tiesiog, kad pasižiūrėti, šitos jau galiu uždaryti. Kas aktualu buvo pagrindę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 paklausimų ir ten tuos ratifikavimo dokumentai dėl to konstitucijas, migracijas, ir visa kita. Ta prasme, tai yra Lietuvos Respublikos konstitucija, visų priimta, plebiscite, plebėjų priimta, į nelaisvę pagrobtų tarybinių žmonių, užgrobti duomenis, į nelaisvę paimti žmogeliai susirinka, prabalsavo už Lietuvos Respublikos konstituciją. Nes pasai tik 92 metais tą buvo pradėti išdavinėti. Tai aš labai abejoju, mes jau ten su Anatolijum sakėm, aš ten esu praeitais metais minėjęs, kovo mėnesį, kad net teoriškai, ta prasme. Teoriškai galbūt įmanoma būtų buvę surinkti tiek tų balsuotojų, bet išdalinti iki spalio mėnesio ten tų pasų tiek 3 milijonus. Sudėtinga būtų buvę pagaminti visą kitą dėl to. Vienu žodžiu, masinis dokumentų klastojimas. Aš norėdams išsiaiškinti, kaip sakant, jeigu, pavyzdžiui, užėjus ant kokį įsakymas, dar ten kažko, matom, kad čia jau Gitanas Nausėda ir yra PDF-as. Tai jeigu yra Gitanas Nausėda, jūs šią ženklą antspaudą matot? Ne.
man pradėjo kilti natūralus klausimus. O kodėl man nepaėmus, nepatikrinus? Nes čia Brazauską yra, čia paskui Valdą Adamkaus, man atrodo, paskui Rolandą Paksą. Ne, čia Valdą Adamkaus. Vienu žodžiu, kad radau, ar šičia 23 metais kovo mėnesį, tas Rolandas Paksas ir šičia, Paksas yra. Tai šits yra 23 metų Paksas. Bet jo, nes Adamkus ėjo iki 23 metų, paskui ėjo Paksas ir paskui 24 metais vėl Valgds Adamkus ėjo. Tai pasižiūrėti aš noriu, Rolandas Paksas, kokį dėjo štempelį. Mes jau žinom, kokį dėjo štempelį aukščiausios tarybos vadovas Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos atkuriamojo Seimo, kur teisiškai niekur nėra tvirtins, tiesiog šiaip tik tais, kaip tikėkit laisvę, bet nebūkit laisvi, taip ir tikėkit atkuriamojo Seimo, ten kad ir ką parašytų, bet niekur teisiškai nebus niekur užfiksuotas, kad ten yra. Tai yra atkuriamasis Seimas, nežinau, priėmė ten tarkim, atkuriamasis Seimas yra, kad čia, bet čia ta lentelė, čia vis tuose stačiakampiuose, čia, kai sakant, tikėk, kad čia yra parašyta ar nėra parašyta. Tai vat gausi tuos visus atsakymus už 14, tą 15, ir papildomai, dar Misiukonė 2. Misiukonė 1 instrukcijas dėl 200 numerio, įsakymą 200 ir Valiuko 91 metų, 92 metų. Ir Anatolijų, ką aš atkreipiau dėmesį. Anatolijus supras, tai čia labiau, kai sakant, pats pirmasis konstitucijas Lietuvos, man toks įdomus. Tiesiog pamačiau datą ir kažkodėl man tas 12 skaičius kažkaip man buvo toksai, kad tas Valiukas, 12 dieną iš tikrųjų, Valiukas 10 dieną pasirašė. Bet čia panašią klizmą, kaip mes su Anatolijum ką padarėm, kad 12 dieną, čia Anatolijus supras, data iki 97 metų sausio 12 dienos, tai buvo sekmadienį. Ir pirmadienį 91 metai, 92 metais, 92 metai, sausio 13 dieną jau buvo pirmadienis, jau nuo pirmadienio pradėjo galioti kitą konstituciją. Ir pats pirmasis, kas čia buvo parašyta? Ogi pats pirmasis pakeitims yra 47 straipsnį. Papildyti Lietuvos Respublikos konstitucijos 7 straipsnį šią antrąją dalimi savivaldybėms, kitiems nacionaliniams subjektams, taip pat tiems ūkinę veiklą Lietuvoje vykdantiems užsienio subjektams, kurie nustatyti konstitucinio įstatymo pagal Lietuvos Respublikos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus, gali būti leidžiama įsigyti nuosavybėn ne žemės ūkio paskirties žemės sklypus, reikalingus jų tiesioginiai veiklai, skirtiems pastatams ar įrenginiams statyti bei eksploatuoti. Tokio sklypo įsigijimo nuosavybės tvarka, sąlygas ir apribojimus nustato konstitucinis įstatymas. Ir nuo 97 metų, nes, paskelbė įsigaliojo, atiduomus ir nuo 97 metų, lapkričio 13 dienos, nuo 97 metų, lapkričio 13 dienos, 47, atsirand papildomas čia tas savivaldybėms, tas atsirand šitą dalis. Atsirand. Kaip sakė, kai buvo Mindaugas Vilčins skambina į Teisingumo ministeriją, berods, ten Bobelka pasakė tą suvestinę redakciją ir visą kitą. Bet, kad sakė, teisės aktas yra tik tais, reikia šito žiūrėti, čia yra.
O čia jau nebe teisės aktas, čia šiaip tik suvestinė redakcija, prierašas kažkoks, tai vat prieš tai nebuvo, vat buvo visas šizofrenijas. Nu ir paskui jie nepradėjo mūtint. Lietuvos Respublikai išimtinė nuosavybės teisė priklauso žemės gelmės, taip pat valstybinės reikšmės vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai. Bet pirmai daly žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai, nuosavybės teisė gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei. Nu ir prasideda tas kraustams. O 97 metai kodėl? Ir kodėl 92 metai? Todėl, kad užsienietiškas pasas galioja lygiai 5 metus. Tai vad, kai visiems įpirdolino Valiukas 92 metais. Nu, čia sakant, ilgai aiškinti, aš tą suprantu, Anatolijus aiškiau išaiškintų. Tai aš tai tą suprantu, nes ten 5 straipsnį dinga, nu, įdomumo dėlį, jeigu suvest. VRM 200. Nu, nes jau naktis, aš jau ruošiuosi eiti mėgoti. Tas va, kodėl man tas 12 užstriga, va tas va 12 aš, nu, kaip, tais, kad sausio 10, čia mūsų į namiaus, kai buvo, kad va tas va Valiuks ištrynė iš 8 punktą, kažką ten dabar jau nebepamenu, ką ten pašalino. Bet, nu ir kančia Grybs yra pavaduotojais, tai čia tą patvirtint, va, pavyzdžiui, tas va skaičiuoti 32, 3, 34. Bet čia dėl tų vizų, migranto vizų. Migrantų, prasidėjo migracija, va. Valiuks neveltui kažkoks iš Gamėlė atėjo. Jie aš užprašiau, užklausiau, va, bet čia, sakau, paskelbta niekur nebuvo, nu, bet panašiai kaip ir Misiukonė, bet čia rašo, kad įsigalioja, nu, bet klausims, ar galioja, negalioja, čia nieks nepatvirtina, atėjo kažkoks vaflis, Valiuks, PIST, sako, va, vidaus reikalų ministerijos 91 metų, gegužės 31 dienos įsakymų numeris 200 patvirtinta instrukcija, išskyrus priedus pripažinti netekusios galas, kažkoks Zalupkinas, ta prasme, Valiukas. Vafliukas ateina pavaduotojas Misiukonio. Jis sako, nu tai kodėl pats Misiukonis neatėjo, nepasakė. Kažkoks vaflis, ta prasme, pavaduotojas, kuris yra pavaduotojas, ble. Tai yra ne ministras, pavaduoja tik tais. Ta kodėl negalėjo palaukti? Čia, kai sakant, kodėl, žinai, atėjo, kur įsakyms Valiuko, kur Misiukonio įsakyms, kad davai Valiukai nueiki padaryk tą. Kas čia po kaldriniai kažkokie tie. Su įsakymu supažinti vidaus reikalų ministerijos departamento valdybų skyrių miesto ir rajonų policijos komisaratų pareigūnus. Nu ir šičia brūžint pagal ten tą, bendrus nuostatus. Dabar tiksliai nepamenu, kas ten, nes mes prieš 2 metus darėm tenais tas visas analizės, bet čia paliubom, ta prasme, pasus išduodantis pareigūnai vadovaujasi Lietuvos Respublikos laikinuoju pagrindiniu įstatymu, konstitucija, Lietuvos Respublikos piliečio paso nuostatai kitais įstatymais. Bet, vat, nu, tas, kad išskyrus priedus, tu turi vis tiek eiti Misiukonį žiūrėti. 200. Turi eiti žiūrėti tos Misiukonį, gegužės 31 dienos. Teisės aktų pakeitimai, turi eiti žiūrėti. Dabar tiksliai nepamenu. Ai, čia laikinai einantis ministro pareigas. Laikinai einantis. Va čia, va, tas va išduoda piliečio pasą. Ai, nu, išduoda piliečio pasą, bet aš sakau, mes ten kažką Anatolijus skaitė. Ten tas straipsnis, ten kažko pažymą iš darbovietės patvirtinančios. Dabar tikrai neprisiminsiu. Nu, gal ir prisiminčiau. Reikėtų pasėdėti, paskaityti. Bet Valiuks nepanaikina tų, kai sakant, prašymų.
aprašymus, o tas, pagal kurį čia visi buvo padaryti migrantais, pažymas, man atrodo, ne aprašymas. O čia 16 priet, pažyma Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos. Kartu suteikta grąžinta Lietuvos Respublikos pilietybė jos vaikams. Prezidiumo. Bet turėjo LTSR pasus išdalinti. LTSR pasus išdalinti iki, kada ten, kol nebuvo pilietybės įstatymas, ten 89 metų, kai galioja tas pasų įstatymas, tai galioja ant to misikonio tų instrukcijų, ta prasme, bet žmonės galėjo eiti pasiimti ir LTSR pasą. Bet sakau, man tik tais įdomu, buvo, ta prasme, atrodo visiškai debiliška sąsaja. Lietuvos Respublikos konstitucija pakeitimas 97 metais lygiai po 5 metų, nuo šitos datos. O kad tie nesutapimai, kažkokios tos bibienės pavyksta, tai, nežinau, viza tiem tarybiniam pasam, užsienio pasas, nes buvo vidiniai pasai ir išoriniai tipo užsienio, tai tie pasport Marika, jūreivio pasai galioja ne 10, o 5 metus. Čia, ko gero, ta pati Tarybų sąjunga irgi šiek tiek tenais, kadangi jau ten nuo senų laikų buvo ruošiamasi visai tai po Stalino mirties, tai išdavystė, ta prasme, tai tie pasai ir atsirado iš karto po to Stalino. Kaip Anatolijus pasakoja. Tai tokie dalykai. Ir pagal remiantis, pagal tą Cestus Cuvii aktą, ten, kur ir parašyta, kad tas Katras neapsiskelbė, žinai, per 6 metus, Anglijos karalė per 7 metus neapsiskelbė, tas įlaikoms mirusių karočią juridiškai ir valstybė Anglijos karūną pradeda administruoti po tą turtą to žmogaus. Tai čia taip juridiškai ir numarino, o tas Jobans Valiuks išleido tokią nesąmonę, išdalint visiems migrantą pasus. Kadangi pasas migrantą nustoja galioti po 5 metų, paukšt reikia keisti konstituciją. Jį pakeičia. Atrodo absurdas, bet ko padarys. Taip jau ir. Tai aš užklausiau ir to Valiuko. Užklausiau to Valiuko įsakymą, užklausiau Misikonio įsakymą. Žiūrėsiu, kuo atrašys ir per kiek laiko. Prieš tai atrašė per porą dienų, savaitgalį netgi atrašė, o dabar čia pirmosius užklausimus padariau sekmadienį, šiandien pirmadienis, tai po kol kas dar 0 žinių. Bet mūsų reikės visus tos laiškus dar sykį tai paimti, kaip tą pirmąjį laišką, kodėl savaitgalį atrašė, todėl kad aš pirdolinau tenais visiems atsidarę Seimo puslapį, visiems valdybos viršininkas, dar ten kažkas. Visiems tiem. Ir pirdolinau, kada nenuleistų instrukcijas, eikit teisės aktų ieškoti. Tai dabar tą persinčiu. Kai sakant, jeigu neatsiūs, tai aš neprivalau tos konstitucijos, nežinoti. Ta prasme, taip paliubom, bet jeigu nesupažindina su įstatymu, be parašo aš netikiu, čia bent vienas pakeitimas. Dėl to man visiškai pabara, jeigu jie neatsiunčia. Nes aš netikiu. Aš netikiu tą laisvę, aš pagal faktą gyvenu. Arba aš esu laisvas, arba ne. Aš ne ant tikėjimo gyvenu, kai sakant. Aš ne tai, ką tikiu, kad Dievas yra, aš žinau, kad jis yra. O faktų aš apturėjęs tikrai ne vieną, ne 2, ne 3. Vieną žodžiu.
Biuro piliečių skundus dėl valstybės ir savivaldybių pareigūnų išskyrus teisėjus, piknaudžiavimo ir biurokratizmo tyria Seimo kontrolieriai. Jie turi teisę siųsti teismui kaltus pareigūnus atleisti iš užimamų pareigų. Ne veltui pasižiūrėkite, kaip čia Dievo netikės. Seimo kontrolierių įgaliojimus nustato įstatymas. Prireikus Seimas steigia ir kitas kontrolės institucijas, jų sistema ir galiojimus nustato įstatymas. Žinokit, kad piliečių skundus dėl valstybės savivaldybės pareigūnų išskyrus teisėjus piknaudžiavimo, nes teisėjai Anglijos karūnai piknaudžiavimo ir biurokratizmo tyria Seimo kontrolieriai. Taip kad parašai skundą ir kažkokią šmarą, dar ten kažkas ten kažką tau ten nori atsakinėti, aš jį paimsiu, parašysiu Seimo kontrolieriui. Kaip kažkada praeitais užpraeitais metais aš paskambinu, taip aš ir parašysiu. Ir viskas. Ir visa. Tai toks naujienas. Dėkui, kad paremėt, kas dar paremėt. Dėkui, kad žiūrit, kas dar žiūrit. Dėkui, kas paspaudėt laiką, kas pasubscribinat. Tiesiog darysiu toliau savo viską, ką darau, bet jau, kai sakant, daug kas priklauso, nedaug kas. Daug kas, ką asmeniškai savo darysiu, pasidarysiu išvadas, čia irgi daug ko netasakiau, nes, pusdienos sėdėjau, 3 valandos rašinėjau prie kompo. Nuo 4 valandos sėdėjau, jau 10. 6 valandas faktiškai prie kompiuterio prasidėti, nejuokinga yra. Tai gerai, kad, naktim dabar nesėdžiu. Tai va, geros jums dienos, likusią vakarą. Ir iki, gausiu atsakymus, padarysiu video. Kaip išeiti iš tos sistemos, tai Anatolijus jums parodyti gali. Paruošim gal, jeigu pasijungsim, jeigu mažiau kitose platformose šyksit ant galvos, gal padėsim. Jeigu nepadėsim, tai sakant, ubago varpo jūsų draugė. Tai nes, tikrai nemalonu ir sužinot, kai ant tave šūdą pilna. Aš tau parašiau, o tu man jau daugiau neberašyk. Asmenį neberašyk, nebuvark. Tai o visiems kitiem gerų dienų. Aš dar šičia į toks žiūrinėjus visokius. Buvo čia prisidaręs belekiek, čia ir teisės aktų, ten kur visas tos konspiracijas, dūrio vietą, nurodoma, kur iš to kulna ir imami tie. Ir čia netgi elementariai pasižiūrėkit, kaip pirštai kūdikiai atrodo, ne? Ir kaip atrodo jūsų pėda. Čia 14 metų. Tai, kai sakant, atsakysiu viešai komentarą ten tą. Tai, kai sakant, ne 1,000 hektarų tau asmenyje apšikti, kad tu suprastum bent jau per nago juodimą, apie ką mes kalbam. Tu kaip likai buvai nesuprata, taip tu ir liksi nesuprata. Tai taip. Aš kaip sakiau, pasikartosiu dar sykį, gyvatės metai, būkit atsargus, kad nepaspringtumėt savo naudais, kaip tame anekdote, kur 2 gyvatės šliaužė, sako, viena kitai, sako, klausyk, mes nuodingos, kitos sako, nežinau, kas yra, ką tik liežuvį įsikandau. Tai kaip, sausio mėnesį, sausio pradžiai padariau aš pirmąjį video, kas sakau, jūs prieš komentuodami, žinokit, būkit atsargus. Labai gerai pagalvokit. Ir nedaug dievė aš, kai sakant,
prignypsiu, ne? Gal su Albinu aš tenais pasikaršiavau, bet aš tą video ištryniau, atrodo. Mes su tėčiu pašnekėjau, tėtis sakė, nu, ne fainai klausytis, kai aš keikius, bet, nu, kai sakant, toks nusivylims būm, pasiekmes po tokias, stengias darai, čiut ne. Čia nėra ko kaltinti. Kaltinti galiu tik tais aš pats save, daugiau nieko kitą. Niekas už mano gyvenimą, kai sakant, nėra atsakingas, tik tais aš pats. Bet jeigu mano nors yra kažką bandyti pakeisti, pagerinti, padėti kitiem, šitoj vietoje aš irgi esu, tik tais aš pats viens kaltas. Taip kad... Taip, nusivylęs esu, bet normaliai. Dabar jau atsigaunu, vat 2 savaitę. Nu, nes avarija, kada čia buvo? 21. Antradienį, tai vat mano gimtadienis, naujus 2. Čia sekančią dieną po Trumpo inauguracijos. Tai jau, tik po to video, dėl to tas video irgi dingo iš YouTube, nes pagalvojau, biški, kad ne ant tų velnio užsišaukau. Burtai. Va taip. Gerai, neaptrukdys. Paremkit man kanalą. Reik naują mašiną įsigyti. Naują mašiną. Paremkit, būkit žmonės. Kam nepatika video, kam patika, galit eurą pramesti. Arba daugiau. Kam nepatika, prameskit, nežinau, 20 eurų. Ne, 15. Kam nepatika video, permeskit 15 eurų į sąskaitą. Rekvizitai po video yra. Pasibaig video, prasideda muzikėlė ir tie visi rekvizitai nurodyti. Jeigu nesugebat surasti, tai nieko iš čia į tą kanalą neteit. Jeigu net rekvizitų, karočią sąskaitas nesusirandat. Tai kad čia suprasit, kuo aš čia 3-4 metus, jau dabar 5 metai bus, jau prasidėjo. 5 metus, ką aš jums pasakau. Net nelyskit į tas temas, net nekomentuokit. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine. From pain it's a blessing, new focus, no guessing. Just vote an obsession, all in his possession. You got their attention, I'll leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep, move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they see me. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft, you can change lives, you create thoughts. Never waste time, you got one shot, you got one life. Better pop off, what do you like? Make a dream job, no 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep, move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they see me. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me.